Įsižiūrėkite šią nuotrauką. Jos centre Martinas Čičia su moterišku sijonu, o ant jo pilvo markeriu užrašyta: Aš gyvenu dėl šėtonų. Performansas. Jis gyvena dėl šėtonų. Man, kaip žmogui, tikinčiam vieną dievą, pirmoji reakcija tai lengvas pasipiktinimas, susierzinimas. Ką reikėjo turėti galvoje, kad ant savo bambaus užrašytum tokią frazę? Gal apsirūkė? Nepaslaptis, kad jis daug metų intensyviai vartoja marihuaną. Vis dėlto tai jau nepateisina. Mano nuomonė, tai tikra religinė provokacija. Ką reikėjo turėti galvoje, kad tai užrašytum? Ar jūs susirašytumėte ant savo kūno tokią frazę? Ir čia man gali pagrįstai paprieštarauti. Minties laisvė ir tikėjimų laisvė, jis turi teisę. Gerai, turi teisę. Aš tai suprantu ir nusiraminu. Tegul sau nors ragus prisisiuva ir daužų jais į durų staktą per rytinės pagirias. Tikrai. Tegul išsitatuiruoja ant sėdmenų velnius, besisupančius ant supinių ir grožisi jais veidrodyje, tai jau reikalas. Ir tiesa, manęs tai apskritai neliečia. Klausimas čia kitas. Kodėl šis besilinksminantis ateistas nusprendė, kad jis turi teisę nurodinėti, kaip man gyventi ir kuo man tikėti? Nurodinėti, kuo man galima tikėti ir kuo užsiimti. Iš ko jis nusprendė, kad turi tokią teisę? Kame čia reikalas? Paaiškinu. Reikalas tame, kad aš esu judėjimo Alatra savanoris, idėjinis, o Martinas Čičia yra aktyvus kovotojas prieš Alatra savanorius. Ir štai čia, tai pradeda mane liesti tiesiogiai. Mano laisvę, mano teisės ir mano saugumą. Kam daryti iš mūsų dramblį? Kam analizuoti šį keistuolį? Kam daryti jiem reklamą? Aš jau nelieščiau, jei ne viena nauja aplinkybė. Neseniai savo Facebook puslapyje Martinas Čičia paskelbė įrašą. Juodąjį sąrašą politikų, kurie bendravo su Alatra savanoriais. Akimirkai susimastykite. Žmogus, be atitinkamo išsilavinimo, turintis itin specifinę reputaciją bei radikalias pažiūras, komanas, viešai skelbia jų nuomonę nepatikimų valstybės veikėjų sąrašą. Tikriausiai taip bandydamas daryti jiems spaudimą. Kad kitiems nekiltų noras, tipo, nebendraukite su tais, kurie man nepatinka, kitaip aš įtrauksiu jūs į savo sąrašą. Tikriausiai tai jis norėjo pasakyti. Būtent taip sudygsta nacionalizmo užuomazgos. Martino Čičios juodojo sąrašo pavyzdyje mes stebime jo daigus. Tai ir yra būtent jie, aš neklystu. Taip, jis niekas, jo vardas nulis, kažkas pasakys, sutinku. Bet jei šis antikultinis jauniklis sutvirtės arba įgaus jėgų, mes galime išvysti dar griežtesnius performansus ir provokacijas.